Labas vakaras. Labas vakaras. Norėjom pasiklausyti, tai prisistatykit gal tada pradžiai. Mindaugas. Malonu, Ainis, Anglijos TV. Trukdo. Norėjom pasiklausti jūsų, kaip šiandien vakaras, kaip patenkintas, kaip pats renginys. Labai fainai viskas, labai faini žmonės, labai linksma, labai geras vakaras. Čia buvo Mindaugas, o čia Anglijos TV. Einam prie kitų tada pašnekinti dalyvių. Labas vakaras, norėtume jūs pasveikinti patekusi į kadrą Anglijos TV, jūs šnekina ir norėtume taip, kad prisistatytume tada gal pradžiai. Einaras, pravardė Švarkas. Malonu, Einar, pravardė Švarkas. Tada gal neklausime, iš kur ta pravardė jūsų tokia, bet gal paklausime tam tarpe, kaip jūs vertinate visą renginį ir kaip viskas patinka, kaip savijautos. Aš manau, iš esmės reikia vertinti taip. Renginys įvyko, tai jau pliusas. O visa kita šlifuojama metų metais. Praktiškai per 20 metų mes tiek prisišlifavom, kad atsiradom Anglijoje. Labai šaunu, Einarai, taip kad dar kartą sveikinam patekusi Anglijos TV eterį ir pamojokite visiems tada ir susitiksime kitą kartą su jumis. Ir aišku, be ko, norėčiau palinkėti. Svarbiausia, bet ką, bandyti daryti. Geriau padaryti, negu nedaryti. Teisingai, šitą malonį žodžio, kaip sakant, kombinaciją ir užbaigiam pokalbį su Einaru, tada bandom šnekinti kitus vakaro dalyvius, kurie dabar kaip tik labai sėkmingai dainuoja visas lietuviškas dainas. Einam prie vienos iš merginų ir labas vakaras, gal galėtumėte patekti į tą mūsų eterį ir papasakoti, kaip jau šiandieną jaučiatės? Jaučiuosi fantastiškai, tarp lietuvių. O alus kaip prisidėjo prie to viso fantastiško jausmo, ar tik tai vien lietuviai? Ne, alus nebūtinas, iš tikrųjų, nuostabi diena ir labai džiaugiuosi. Tai va. Aišku, labai džiaugiatės, kad esate čia. Labai malonu išgirsti šitą visą. O kaip pats renginys? Ar patiko? Kokie įspūdžiai? Labai smagu, senos dainos, faini draugai, fantastika. Viskas, nerealu. Nerealu. Va, ką žmonės šneka apie šitą renginį. Taip, einame toliau ratu ir bandom šnekinti kitus žmonės. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai gal prisistatysi tada? Loreta. Malonu, Loreta. Taip, patekote į Anglijos.TV eterį ir norėjome užduoti keletą klausimų. Kaip pats renginys, kaip jaučiatės? Labai gerai jaučiuosi ir prieš 20 metų dalyvau Lietuvoje ir dabar čia ir tas kartu susikabinus rankomis, kai dainavom latviškai, lietuviškai ir estiškai. Tikrai fantastinis jausmas ir labai smagu sutikti daug draugų. Tikrai labai smagu, tikrai. Džiaugiamės kartu. Labai ačiū tada, Loreta, kad davėte šiokį tokį mažą interviu. Norėtume palinkėti jums gero vakaro ir sėkmės dalyvaujant sekančios renginiuose. Ačiū ir jums. Dėkui. Taip, nu ką, o mes toliau einam šnekinti dalyvių šią vakarą. Vienas šiandienos šokėjas, kaip sakant, netyčia papuolęs į kadrą, kurio vardas yra? Labą dieną, Kristofas, bet dar šokė neprasidėjus, jisai pamelavo. Bet už 20 minučių jie prasidės. Aš tai buvau informuotas. Aišku, organizatoriai informavo, kad bus už 20 minučių šokiai prasidėję. Taip, tada norėtume jūsų dar prie to pačio paklausti, o kaip renginys, kaip vertinate renginį, kaip jaučiatės, kaip savijautos? Iš tikrųjų, aš nesitikėjau, kad bus toks malonus renginys ir kad tiek daug žmonių susirinks, nes aš sužinojau per pažįstamą, kuri sužinojo per savo pažįstamą, kuris sužinojo per pažįstamą, kuriai parašė pažįstamas per ambasadą. Tai va, eidamas tikrai nesitikėjau, kad bus, tikrai malonu. Daug žmonių susirinko ir labai visi malonus ir mes labai malonu leidžiam laiką. Ir neužmirškime, ką mes švenčiame šiandieną. Mes švenčiame 20 metų Baltijos keliui. Mes švenčiame rezultatus Baltijos kelio. Mes esam laisvi, mes esam laisva tauta.